Audrius Puipa buvo vizualus pasakotojas, tai aš prisiderindama prie jo pasakojimo stiliaus irgi pasakosiu. Ir pradėsiu nuo toli, taip kaip ir Audrius eidavo giliai. Pradėsiu, žinot, nuo ko, nuo viduramžių. Tai vad, viduramžiais iš tikrųjų nebuvo jokių menininkų. Tai, ką mes vadiname menu, meną kūrė amatininkai. Jie savo gildijose išmokdavo, kaip aptempt drobę, kaip pasidaryti dažus, visokių va tokių amatininkiškų dalykų, o tai, ką daryti, užsakydavo bažnyčia, buvo nusistovėję simboliai. Taip? Ir štai ateina Renesanso laikas, iškyla tokie mohikanai Leonardas, Bramantė, Mikelandželas, Rafaelis, kurie perlaužė visiškai, reiškia, tą amatininkišką sampratą meno, kalba apie žmogų realistiškai ir kalba apie jį realistiniai erdvėjai. Ir tada, kada šitie dailininkai miršta, tai Mikelandželo mokinys, Tūlas Giorgio Vasaris, sugalvoja įkurti mokyklą. Tai yra pirmąją aukštąją dailės mokyklą, kurioje būtų perduodami Renesanso meistrų įgūdžiai. Bet suprantat, į tą mokyklą rinkosi kas? Tai yra tokie, kurie norėjo būti kaip Mikelandželas, tai yra daryti skulptūras, formą daryti taip, tokie kaip Leonardas, kurie norėjo tapyti ir per spalvą viską perduoti, kaip Bramantė daryti erdves, ta prasme architektūrą, taip. Tai ko bendro galima mokyti va šitą naują susikūrusią tokią kultūrinę grupę? Na, mes vadinam juos menininkais, bet žiūrėkit, menininkai yra ir poetai, ir muzikantai. Tai kuo dailininkai skiriasi nuo visų kitų? Ir va Giorgio Vasaris suprato, kuo jie skiriasi. Kad klasikinis tikras dailininkas yra tas, kuris sugeba savo mintį perteikti piešiniu. Tai va klasikinė samprata dailininkas, kuris ir atsiranda kaip reiškinys, toksai kultūrinis Renesanso epochoje, yra tas, kuris moka piešti. Na, bet ir taip atsiranda ir pirmoji pasaulyje dailės profesionali aukštoji mokykla, tai yra Akademija del Disegno, tai yra reprezentacinis priešdėlis, Disegno, tai yra, faktiškai piešinys. De signo, reiškia, reprezentatyviai išreiškinti savo mintį grafiniu vaizdu. Tai vat Audrius Puipa yra tas žmogus, kuris iš tikrųjų yra klasikinis dailininkas, kurio pagrindas sudaro piešinys. Ir aišku, kadangi jisai baigęs yra grafikos studijas, kur piešinys savaime suprantama jau yra ta profesinio meistriškumo priemonė, kurią galima kalbėti, tai jis kartu buvo ne tik tai, reiškia, lakštinės grafikos kūrėjas, bet universalus menininkas, kuris ir knygų iliustravęs ir darė tokį keistą meną, kuris reiškia tokioj meno srityje, kuri yra, kaip ir nunykus arba nekultivuojama, jeigu tai pasakyti, tai yra darė gyvuosius paveikslus. Tai vat, kalbant apie tas nematomas šitoj parodoj jo veiklos sritis, pavyzdžiui, apie grafiką, jis yra iliustravęs knygą Mikė Melagėlis. Prieš tai tą knygą iliustravo dar 28 metais Šimonis, paskui toksai grafikas Žiauberis. Tas Edmundas Žiauberis, jisai buvo ekslibristas ir buvo karikatūrų kūrėjas. Plus jisai dirbo Genio redakcijoje, tai yra vaikams skirtoje, reiškia, žurnaliukas toksai ėjo, kur tikrai mokėjo kalbėti vaikam. Ir aš nepasakyčiau, kad jisai būtų sukūręs labai charakteringus personažus, bet judesiai, tas, reiškia, lino raižinio toks staigus, reiškia, įvaizdžio kritimas į mūsų sąmonę, jis paliko įspūdį. Ir suprantat, kada tu žiūri iliustraciją, ypač vaikų iliustraciją, prisiriši prie vienokių vaizdų, yra labai sunku pereiti prie kitokių. Vat Karlsoną visi žinom, taip nupaišyk kitokį ir ne, jau jisai bus ne Karlsonas. Tai vat Puipa ėmėsi daryti tą Mikę Melagėlį Valančiaus ir padarė faktiškai, galėtume sakyti, turbūt tokią ne tiek iliustracijas, kiek pasakojimą per paveikslėlių knygą, kuriame jau atsiskleidė jo tas realistinis talentas, kurio labai reikėjo šitai knygai, su visa liaudies buitim, katinais, šunim. Ir dabar, kada mes atvažiavom kartu šičia ir su puikia tapytoja, tai yra Lilija Puipienė, ir su Puipos dukra, kuri taip pat pasirinkus studijų, reiškia, meno studijas, tai man kaip ir nelabai patogu sakyti ir pasakoti tuos asmeninius dalykus,
Bet vis tiek pasakysiu, kad jisai savo personažam ėmė realius žmonės ir daug kur buvo taip pat personažas ir pati tapytoja Lilija. Tai va darydamas, pavyzdžiui, tas gyvuosius paveikslus, va žinau, kad yra padaryta, kur Lilija, man atrodo, Jano Stieno, esu mačiusi liebautojai, taip, kur nusiliebavus ponia yra pati Lilija. Na tai va, tai kada jisai darė šitas, tuos tablė vivant, taip sakant, tuos gyvuosius paveikslus, kuriuos fotografavo pagal jau esančių kūrinių, reiškia, pavyzdžius, tai iš tikrųjų jisai veikia kaip kino režisierius tam tikrą prasme. Jam ir tos kūrybinės komandos reikėjo, ir aktorių, ir statistų, ir apšvietimo, ir lokacijų, ir fotografo trimako, taip. Tai va, ir taip gimdavo tokie unikalūs jo darbai, kuriuose Lilija taip pat irgi buvo ne tik tai jo bendražygė, bet kartu ir, tokia bendraautorė, sakytume. Tai didžiausias turbūt, didžiausia tai, ką jis padarė, tai yra lakštinė grafika ir šiandien mes matome ją, kurioje jisai užbūrė, aišku, tuo, ką aš ir sakiau, to dailininkiško, klasikinė prasme, amato pagrindo įvaldymu, tai yra piešiniu. Tas piešinys yra, maža pasakyti, virtuoziškas. Kada tu įsižiūri į tą piešinį, tai reiškia, tai grafika ir piešinys yra linija. Tai žiūri, linija iš pradžių veda siluetą, paskui jinai sumodeliuoja formą, paskui pereina į štrichelį, kur dar padaro šešėlį. Tai žinoti tą proporciją, taip sakant, žinot, kurioj vietoj pasukt ranką, tai čia, iš tikrųjų, tokio piešėjo, mūsų dailėje, net nežinau, ką galima kokį kaip analogą paimti. Ir dėl to į tuos smulkius dokumentinius piešinius yra labai įdomu visada žiūrėti. Daug tų piešinių yra padaryta kaimo tematika, dėl to, kad, nenorėdamas eiti į armiją, jisai pasirinko kelią, išvažiavo į Ukmergės rajoną tokį Šešuolių kaimą, kuriame nuomavo pas Tūlą Ragulienę, taip, reiškia, gyvenamą plotą ir bendravo su tais žmonėmis, kurie tapo jo veikėjais paveikslų. Na ir atrodo realizmas, viskas tas yra taip, bet tas realizmas yra iš tikrųjų stebuklingas, dėl to, kad į jį įsipina nerealybės detalės, irgi taip pat realistiškai nutapytos. Pavyzdžiui, ten už baro yra toks paveikslas Dvi draugės. Dvi draugės sėdi, o kita draugė, kuri sėdi atskirai ant sofutės naktį, sapnuodavo, kad jin virsta pele. Ir ten vietoj jos kojos yra pelytės kojos. Ir kada tu pradedi įsižiūrėti į tas visas smulkmenas, tai tu ieškai tų smulkmenų paaiškinimų visų. Na ir apie abudu Puipas, tai yra apie Algimantą Puipą ir apie Audrių Puipą, yra sukurtas Aloyzo Jančoro filmas Tulpių laukas. Labai gražus filmas, yra YouTube, galima pasižiūrėti. Ir ten pasakotoja yra Viktorija Kuodytė aktorė. Ir jinai sako, kai tu pradedi žiūrėti į tas visas smulkmenas, kurias dar papildo jo užrašai Puipos, tai tu pradedi tų detalių visų ieškoti. Ir kaip durnas, tu imi ir žiūri, kur ta musė Šešuoliuose ir dar akla, o gal jos ir nebuvo. Na tai aišku, tas realizmas reikalavo ne tik meistrystės, bet ir labai daug laiko. Kartais darbai, darbo, gamyba, sakykim taip, kūryba užtrukdavo ne tik mėnesį, bet ir metus. Todėl kartais atsirasdavo ir nepabaigtų plotų, nors iš tikrųjų tai jie yra labiau meninė, man atrodo, išraiškos priemonė, tokia non finito, su tuo, reiškia, realizmu sukurta. Kai kurie nebaigti. Dauguma jau sąmoningai. Sąmoningai, tai aš sakau, kaip meninė priemonė, kad jis laisvės tam tikros turėtų. Taip. Tai šia prasme jisai iš tikrųjų yra unikalus, savo stiliaus radėjas, toks ir įkūnytojas, turint galvoje dar ir tai, kad jis į grafiką ateina į meno lauką tada, kada į Lietuvą taip pūstelna vėjas iš vakarų. O tie vakarai atneša naujas konceptualias meno galimybės. Taip, visi nori išbandyti objektus, reiškia kažkokias ten nematytas iki tol meno kalbos būdus, o realizmas
jisai kaip ir atrodo tokia atgyvena tuo metu, dėl to, kad visigi norėjo pasitraukti nuo to socialistinio realizmo, kurį mes iki tol turėjome, taip? Ir ypatingai nuo to naratyvumo, nuo to pasakojimo. Puipa dėl to visiškai, man atrodo, nepergyveno, jisai iš tikrųjų varė savo stiliumi tam stebuklingą tikrovę ir netikrovę apjungiantį realizmą, kuris yra įdomus visiems. Ir man atrodo, kad neatsitiktinai aš paminėjau Janą Stėną, kurio jisai Lėbautojų tą padarė gyvąjį paveikslą. Jis savaip yra panašus į šitą olandų tapytojus, kada 17 amžiuje, olandų toks aukso amžius buvo, kada jie tapė nepaprastai smulkius interjerus, detalytės, ir menotyrininkui netinka sakyti tokio baisaus dalyko. Bet jeigu 17 šimtmečio olandų darbą paimtum, sukarpytum, baisu, ką aš sakau, į gabaliukus, tai kiekvienas tas nukirptas kvadratėlis būtų atskiras paveikslas, suprantat? Tai lygiai taip pat tuo įtraukumu, kur kiekviena detalė gali būti irgi kaip savarankiškas paveikslas ir kur persikloja tos prasmės, turiniai, semantikos. Tai tuo jisai yra ir nepaprastai žavingas. Ir žavingas tuo, kad, mes jau sakėm, jis iš tikrųjų 37 metai, tai kas tas yra, ar ne, 97 metais jau Audriaus netekome. Tai, suprantat, paskutinis turbūt darbas, kurį aš laikiau rankose kopiją, tai buvo gruodžio mėnesį. Tai yra iš man žinomų grafikų, kuriuos padirbinėja, tai yra Puipa. Tai rodo, kiek populiarus dailininkas praėjus šitiek laiko nuo jo aktyvios raiškos, kuris nepraranda populiarumo iki šiol. Ir suprantat, buvo toks įsitikinimas, kad meno toks unikalumas, modernaus meno unikalumas yra tame, kad liaudis jo nesupranta. Tai čia netgi profesoriui Andriuškevičiui teko netgi ginti Puipą, sakant, kad tai yra unikalus dailininkas tuo, kad jisai žavingas yra ir tiem mene esantiem žmonėm, kurie laiko ranką ant pulso, taip, ir tiem, kurie iš viso ateina iš šalies pasižiūrėti. Jis įtraukia. Jis yra menas, kuris byloja į kiekvieno širdį, kiekvieną įtraukia, ir nedrįstu aš jūsų atitraukti nuo to, ką jūs galite padaryti ir pamatyti patys, būdami įsitraukę į šitą darbą. Tai ačiū jums labai iš šitus darbus, ačiū už dėmesį. Jis tos paveikslus, jis taip kažkaip dėliodavo kaip Lego kažkokius dalykus. Man taip... Mizansceną, netgi galima sakyti. Jo, jis režisavo ten kažkokiu įvairiais ten būdais, dar tokia dukros yra idėja padaryti tokią kitokią Puipos parodą, kur atsiskleistų galbūt jo metodas, jo virtuvė, jo tas, kaip dabar vadinam, backgroundas, kaip ten, kas aplinkui buvo, kai artefaktai. Tai tuose plotuose jis įrašydavo tekstus, nes jam tos vizualinio naratyvo to neužtekdavo, dar jam reikėdavo kokius tai anekdotus, istorijas įrašyti. Tai buvo sąmoninga. Dar vis dėlto jis piešėjas, taip, realistas, magiškas, su siurrealistiniais elementais, bet tam turėjo įtakos. Reikia nepamiršti, kad piešimą jo grupiokams ir jam dėstė Algimantas Švėgžda, o Petras Repšys buvo, kai jis buvo 4-metį Vienožinskio meno mokyklai, tuo metu dėstė Petras Repšys. Ir Repšys visada dalyvaudavo Puipos parodose, visada, tai Audrius laikė, tai jau 2 tokie dieviškiausi mokytojai, tai Petras Repšys, Algimantas Švėgžda ir dar labai lenkdavo galvą Rimčiui Gibavičiui, profesoriui, visi jau tik Repšys gyvas, dabar belikęs. Tai neatsirandi toks jau labai vienas, šiaip jis tikrai labai unikalus tam lauke ir ypač tam kontekste, labai unikalus, ten niekas panašiai nei negalvojo, nei nedirbo, bet matytas brolio fonas irgi veikia, kinematografų visą laikį domėjosi, kinas jam sinofilas buvo tikrai prisiekęs ir aš įtraukta į visą tą šeimoje buvau ir iki šiol labai šitas žanras mane dovina, turbūt nei vieno kino pavasario nesu praleidusi.
Taip, kad jo, čia tas įtaka buvo, bet buvo ir tie mokytojai. Tai tame tarpe galima paminėti tokį Rimvydą Bartkų, dabar jis Rėjus Bartkus, Amerikoje jau daug metų gyvena ir jo tos pirmosios litografijos taip pat buvo kažkokios persmelktos tos realistinio to metodo, kas iki šiol dar jį pamena. Tai va, ir Valentinas, tas Rytis, Valentinas irgi Rytis, va, tie visi buvo tokie jų, tai tuos ir litus paišė ten kai kurie, va, ir Jonaitis, ir Valentinas, litų kūrėjai. Tai va, Puipa atsisakė, siūlė ir jam dalyvauti konkurse, bet jau jis ne. Tai va, tai žodžiu toks buvo įdomus, labai smalsus, labai intensyvus, darė viską, restauravo baldus, tvarkėsi ūkyje, toks šeimyniškas. Jis sakydavo, aš žiurkės metais gimęs, tai aš kaip ta žiurkė, tai viską į namus tempiu. Tai pas mus namuose daug to antikvaro, jau piški gal ir per daug kartais. Ir senų knygų, ir kažkokio tai porceliano, ir, nu, žodžiu. Nes mes gyvenom tais gūdžiais laikais, vartojimas nulinio lygio. Jūs, kas mano kartos, tai atsimenat, nieko negali nusipirkti, kažkokiai standartiniai baldai, kur į namus negali įsileisti. Nu, tai taip žebravodavo iš visur. Toks yra pas Mariją stovi bufetas iš Rusnės parsivežęs, ten aiškiai vokiečių gamyba prieš karinė, radau kažkokiai senoviniai fotografijai tokio tipo bufetėlį. Tai jis išsitraukė, brolis pakvietė jį į filmavimus kaip antrą dailininką filmui ir dar kaip statistas dirbo. Tai jis rado vištidėj, vištų apkakotą, žodžiu, ir jis sėkmingai parsigabeno iš Rusnės į Vilnių. Ta amžinatilsį Sližys mokė jį, kaip ten kažkokią tai nušveisti tą vadinamą rūgštim skruzdėlių. Nu, ir jam taip sėkmingai pavyko, iki šiol mes tą bufetėlį turime. Tai va. Nu, tai toks, čia gali pasakoti ištisai, tokia grupės draugų siela, mėgo pavalgyti, pabendrauti. Neturėjo tokio snobizmo, nei gramo, nors Vilniui gimė, augo, bet jam visada rūpėjo labai. Tai sako, čia ką, sako, tai visur yra žmonės, jis tam kaime dar pabuvo. Jo buvo tokia svajonė, kai jis jau išgarsės ir bus labai žymus menininkas, jis būtinai padarys personalinę parodą Šešuolių kaime. Tai tada mes jau po mirties su menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė tą jo norą išpildėm. Buvo ten toks vietinis veikėjas, reiškia, kuris inicijavo tokį pleneriuką ir tuo metu mes kažkaip tai ten užmesgėm tuos ryšius, kažkaip įvyko ta paroda bibliotekoje. Ir žmonės suėjo, pasipuošę buvo Šventa Ona, ten pati Rugėpjūtė, kažkas ten, kad visi žmonės žiauriai užimti kaime, dirba. Vis sakėm, čia niekas neateis. Nu, bet atėjo išsipuošę ir labai pagerbė ir jo tiesiog kostiumais išsipuošę, nes prisiminė Audrių. Tai tas, vat, iki šiol labai niekas blogų žodžių nemini, niekas neturi pikto ant jo, nors jis buvo labai tiesmukiškas, bendravime juokindavo visus, bet jis labai turėjo tokią gerą dozę autoironijos ir jis save nuplakdavo. Tai taip, kad jis galėdavo tiesiai akis sakyti, nu kitas ten visą gyvenimą prakeikęs būtų už tokius žodžius, bet niekas kažkaip neįsižeisdavo.